Koko Chanel gimė skurdžioje šeimoje 1883 metais. Užaugusi ji išgarsėjo dėl savo vizionieriškų moteriškų drabužių. Koko susidraugavo su tokiais įtakingais žmonėmis kaip Pablas Pikasas, Serčas Diaghilevas, Vinstonas Čerčilis ir net Westminsterio kunigaikštis Hugas Richardas Arturas Grosvenorius. Kai vokiečiai užėmė Paryžių 1940 metais, Chanel įsimylėjo vokietį karininką Hansą Günterį von Dinklage. Pastarasis jai parūpino patogų gyvenimą. Koko taip pat norėjo, kad jo sūnėnas Andri Palase būtų paleistas iš Stalago. Dinklažas supažindino Chanel su kitu nacių agentu, baronu Luizu von Pfäfferlandu. Pfäfferlandas tariamai mainais į jo sūnėnų laisvę Chanel paprašė tapti šnipe. 1941-aisiais Koko Chanel buvo užregistruota kaip agentė F7124, pravarde Westminster. Jos pirmoji užduotis buvo šnipinėti savo kolegas Madride. Prisidengianti verslo reikalais, ji su Pfäfferlandu Ispanijoje praleido kelis mėnesius. Nors yra nežinoma, kokios informacijos jis surinko, tačiau nacijos darbu buvo patenkinti ir paleido Palase. 1943-44 metais, kai karas pradėjo krypti Vokietijai nepalankia kryptimi, Chanel buvo paskirta dar viena užduotis, kodiniu pavadinimu Operacion Model Hood, išvertus Operacija Modelio kepurė. Jai reikėjo pasinaudoti savo ryšiais su Winstonu Churchilliu ir perduoti jam žinią, kad dauguma aukštesnio rango esesininkų nori užbaigti karą. Naciai paleido iš kalėjimo Koko ir Winstono draugę Vera Lombardi, kuriai buvo įsakyta perduoti Chanel laišką Britų ambasadai Madride. Šis planas galų gale nepavyko, nes Lombardi paviešino Koko ryšius su naciais. 1944 m. rugpjūtį, keli mėnesiai po fiasko Madride, Paryžius buvo išlaisvintas. Dėl savo kolaboravimo su naciais Koko buvo apklausta, bet Winstono Churchillio prašymų paleista su sąlyga, kad išvyks iš Prancūzijos. Ji iškart išvyko į Šveicariją. Vėliau Koko Chanel teisme pripažino savo ryšius su Pfäfferlandu. Yra žinoma, kad jis stengiasi ištrinti savo kolaboravimo įrodymus. Pavyzdžiui, jis sumokėjo nemažą sumą esesininkui Volteriui Schellenbergui, kad jo memuaruose jos vardas nebūtų paminėtas. Koko Chanel niekada nepatyrė rimtų pasekmių dėl savo veiksmų Antrojo pasaulinio karo metu, o 1971-aisiais mirė viešbutyje Hotel Ritz. Jos prekinis ženklas gyvuoja iki šiol. Operacija Hyjin buvo JAV laivyno programa, kurios pagrindinis tikslas įkurti Antarktidos tyrimų bazę Little America 4. Ir amerikiečiams pavyko. Little America 4 buvo apleista 1959-aisiais, o 1963-aisiais jie atskilo nuo žemyno ir nuplaukė ant ledkalnio. Erikas Janas Hanusenas gimė Vienoje 1889 metais. Jis palaikė nacius ir tapo protestantų vien dėl to, kad galėtų prisijungti prie nacių partijos. Pats būdamas žydas, Erikas skleidė antisemitinę propagandą. Hanusenas buvo gana žymus nacis, netgi sakoma, kad jis Hitlerį išmokė savo viešo kalbėjimo paslapčių, kaip agresyvūs gestai ir dramatiškos pauzės. Hanusenas nuspėjo garsųjį Reichstago gaisrą, kuris leido naujai paskirtam kancleriui Adolfui Hitleriui tapti diktatoriumi. Erikas Janas Hanusenas buvo nužudytas 1933 kovo 25. Jackas Churchillis gimė 1906 metais. Baigęs karališkąjį karinį koledžą Sandhurste, jis tarnavo kariuomenėje iki 1936, kada jis įsidarbino laikraščio redaktoriumi. Tačiau po 3 metų prasidėjo Antrasis pasaulinis karas ir jis grįžo į kariuomenę. Jis buvo nusiųstas kautis į Prancūziją ir buvo evakuotas iš Dunkerko. Vėliau Norvegijoje vasaros rutuliuku Kso perplaukta jis dalyvavo operacijoje Archery vokiečių pajėgų antpuolyje. 1943-aisiais jis dalyvavo Sicilijos užėmime, o dar po metų jis buvo paskirtas Jugoslaviją. Ten išsilapinimo metu jis buvo nacistų sugautas. Vokiečiai jį tardė, manydami, kad jis buvo Winstono Churchillio giminaitis, nors jis nebuvo. Vis dėlto jam pavyko tuneliu pabėgti iš Sachsenhauseno koncentracijos stovyklos. Jackas su keliais bendražygiais žygiavo link Baltijos jūros, tačiau jie buvo pagauti prie uosto Rostoko. 1945 balandį jis buvo įkalintas Tirolyje.
Kadangi karas Europoje artėjo prie pabaigos, jis baigsis gegužės 8-ąją, kaliniai buvo paleisti ir Churchillis nuėjęs 150 km pasiekė Veroną. Vėliau jis buvo nusiųstas į Birmą kovoti prieš japonus, tačiau jis nespėjo pasižymėti Azijoje. Karas baigėsi jam dar netvykus į Birmą. Fugo buvo padegamasis balionas, kurį Japonija naudojo prieš JAV. Tai buvo vandenilio pripildytas popierinis balionas, kurio diametras 10 metrų. Balione buvo 4 padegimiai prietaisai ir 1 sprogiamoji priešpėstinė bomba. Nekontroliuojami balionai pakildavo labai aukštai, perskristavo ramųjį vandenyną ir pasiekdavo Ameriką. Ten jie pasidegdavo ir turėdavo sukelti miškų gaisrus. Japonai paleido 9300 Fugo balionų, jų liekanos buvo rastos Kanadoje, JAV ir Meksikoje. Šios bombos nesugebėjo įžiebti miško gaisrų ir vienintelis kartas, kada Fugo padarė bent kokios apčiuopiamos žalos, buvo kada 6 civiliai buvo nužudyti Blee, Oregone. Nors Fugo buvo labai neefektyvus ginklas, tačiau tai buvo pirmoji interkontinentinė bomba. Akustikiti arba akustinė katytė buvo CŽV 70-mečio projektas, kurio tikslas buvo pasitelkiant kates šnipinėti Kremlių ir Sovietų ambasadas. Veterinaras chirurgas įdėdavo mikrofoną į katės ausį ir mažą radijo siųstuvą prie kaukolės. Pirmosios akustinės katytės užduotis buvo pašnipinėti 2 vyrus, besišnekučiuojančius parke prie Sovietų ambasados Vašingtone. Katė buvo paleista netoliese, bet tariamai jie partrenkė taksi ir katė nugaišo. Sekantis bandymai irgi buvo nesėkmingi ir projektas buvo sustabdytas 1967 metais. Taigi, su jumis buvau aš, Spagetis, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti mygtukų. Viso!